Labas vakaras. Čia norėjau porą dalykų pasakyti, nes, pavyzdžiui, aš kažkaip pradėjau apie vienį galvoti, Ir, pavyzdžiui, tokia įdomi tema yra, pavyzdžiui, vienio. Tai tarkim, pavyzdžiui, man geriausias vienis yra, pavyzdžiui, kada visas pasaulis, pavyzdžiui, eina gerovės, tarkim, link gerovės, kaip čia pasakyti, gerovės valstybė, kada yra gerovės pasaulis, kada, tarkim, ten yra, kada, tarkim, yra ten religijos tikėjimas, yra, kada tas dvasinis pasitenkinimas, dvasinė laimė yra. Ir, pavyzdžiui, kai, taip normaliai žmogus gali nusipirkti ten maisto, ten kažkokių tai, daiktų ten, kaip kad pragyventi. Ar ten, kad galėtų tenais namą nusipirkti, tenais vaikus auginti, kad būtų normaliai, sutvarkyti tie dalykai. Ir tada, ir kada kryptis tokia normali pasaulyje, kada nėra karų, tarkim, bent jau, ir taip, kada žmonės taip sutaria, normaliai gyvena, ta prasme, kai ten nereikia pjautis tenais, kai nereikia tiek jau daug kovoti tenais, arba, pavyzdžiui, kada viskas normaliai vyksta gerai, tada ir politiškai gerai yra, ir, tarkim, klesti šalis ekonomiškai, ir dar svarbiausia, kad tenais, kaip senais laikais, kad nedraustų Dievo, arba bent jau, kad leistų, kad būtų, tarkime, praktikuojamos religijos ir patirimas patirtis. Ir tada, kada jautiesi gerai, ta prasme, jauti vidinę laimę, ten turi daiktų, ir geriausia, gyveni tarsi, kaip krikščionis sako, tarp brolių seserų, taip normaliai, gyveni, kada nieks nieko nepersekioja tenais, kada nevyksta karų, aš sakau, kada taip yra normali tokia ta ramybė, taip normaliai gyveni, ir tada, gali, pavyzdžiui, kažką tai daryti, tarkim, kurti ten šeimą, ar rašyti ramiai atsisėdęs knygas, nesuprantat, kas yra, nes jeigu karas yra, ar kas, kai George'as Orwellas sako, karas gali būti vien dėl to, kad ir nuskurdinti, pavyzdžiui, jeigu yra